Gal norit kažkaip pagyvinti tą staliuką patį? Tai mes vandens pasimsim, nežinau. Tai galima, pavyzdžiui, kokį meniu arba kažką su būtent paviljono logo. Žiūrėk, šitas fainas. Čia toks gražus. Čia yra galvo. Na vis tiek tu čia siela esi, tai... Okay. Tai esu Augustinas, šitos vietos kaip ir paviljono iniciatorius. Aš vadinu save iniciatorium, nes esu vienas iš dalyvių, kurie čia dalyvavo kuriant visą tą erdvę, vietą, klubą. Tai faktiškai tiek. Aišku, esu Augustinas tas, kuris daug idėjų čia ir interjerui, ir renginiam, ir visam kitam, kaip sakant, frontui esu davęs. Ir dar turiu, kaip sakyt, dar perspektyvų labai daug visokių minčių yra. Tai aš esu toksai. Okay. Apie perspektyvas dar ateičiai pašnekėsim, čia įdomus irgi dalykas. Okay. Tai aš esu Elzė. Mano darbas čia paviljone galbūt daugiausiai yra su kolektyvu bendrauti ir kaip sakyti, ir kartais prižiūrėti, tada ta socialinių tinklų visa sfera yra mano ir mano gėlės, kurias aš irgi prižiūriu. Okay. Šiaip irgi čia ne už kadro, bet mano mama irgi yra, pamišusi dėl gėlių, tai aš pasakysiu, kad čia šiaip fainų vietų yra, tai galės irgi ateit pasižiūrėti. Man įdomu iš karto, ta prasme, nes, pavyzdžiui, jūs, Augustinai, pasakėt, kad esate vienas iš iniciatorių, daug idėjot čia savęs, bet taip pat, Elzė, jūs prieš tai minėjot, kad esat vis tiek menininkai, abudu, vienokia ar kita prasme. Man įdomu, pavyzdžiui, ta prasme, kokios buvo jūsų profesijos prieš tai, ta prasme, ką jūs mokėtės, kuom jūs užsiėmėt prieš užsiiminėdami tokia restoranų, tokių patalpų veikla. Kas jūs atvedė iki tokio gyvenimo ir galbūt kokie yra dabar atspindžiai to jūsų dabartiniai veikloje? Ilgas kelias čia buvo, matyta, esu, jeigu taip, užaugęs menininkų šeimoje, esu baigęs Dailės akademiją, tapybos fakultetą, paskui, aišku, išvažiavau, studijavau užsienį daug ir, žodžiu, nuo tapybos perėjau prie instaliacijos, prie video, prie visokių socialinių reiškinių, kūrybinių tokių procesų ir grįžęs iš studijų užsienį kažkaip pagalvojau tą kūrybinį tą potencialą perkelti iš objekto į erdvę, kad erdvė būtų kaip kūrybinis vienetas, elementas, ar ne? Tai aišku, kas tai galėtų būti. Tai pirmoji eilėje pagalvojau, kad tai galėtų būti baras, kuriame mūsų pastangom mes įgalinam ten kažkokius tai kūrybinius renginius, parodas, tą visą performatyvų socialinį veiksmą, neprašydami, neieškodami kažkokių finansavimų toli, ilgai užsikasę popieriuose, uždirbdami patys. Ir sukurdami tokį, kaip ir, aš kartais juokauju, esu socialinis inžinierius, žinai, tai pasitelkiant kitas kūrybinės jėgas, idėjas ir taip formuot kažkokią tai erdvę. Tai ir atsirado iš pradžių Café de Paris, buvo ta legendinė kavinė, kuri startavo 2000-aisiais ir buvo, aišku, Vilniuje mažai tokių vietų. Buvom Café de Paris, mes, ŠMC baras ir atsidarė dar eigoj Cozy baras, kur 3 tokie kertiniai barai Vilniuje kultūriniai, tai čia buvo mano pradžia tokia. Nu ir aišku, žinai, ten paskui atsirado dar viena vieta, kita vieta, bet aišku, čia buvo paieškos erdvėj, kurioje galėčiau talpinti viską, nes Café de Paris buvo mažytė, ten 80 kvadratų su visom pagalbiniam patalpom, tai ten, aišku, neprasiplėsi.
Na ir tas kelias atvedė iki paviljono, kur galėjau pastatyti ir sceną, ir didelę erdvę priimti daugiau žmonių, didesnius renginius organizuoti. Tai toks mano, kaip sakant, kaip menininko kelias. Elzė. Toj prie Elzės. Tik tai įdomu, ar manot, kad paviljonas jau yra ta jau kur pilna laimė atneša esama erdvė? Ar dar galėtų būti, nežinau, antras aukštas ten, dar priengis kažkoks papildomas? Aš dėl visą atsakydavau ir laikausi tos tokios nuostatos, kad kai jau nebetilpsime, kai jau čia bus tiek veiksmo ir užėsio, kad jau pasidarys diskomfortabilu būti, tada mąstysim apie antrą aukštą. Dabar užtenka. Dabar užtenka. Tuo labiau mes turim puikią terasą, tą parką, jeigu ten kažkokį tai driokstelt renginį 1000 žmonių, mes galim tą suorganizuoti. Tai čia šitoj vietoj ne kiekybė lemia, bet būtent ta dvasinė kokybė. Jo, nes realiai, ta prasme, taip ir atrodo, kad jūs visą šitą parką, taip, aš dabar kaip pasakėt apie visas šitas statulas ir visą kitą, taip atrodo, kad jūs, tik tai jūsų dėka, visas šitas parkas realiai įgavo visiškai naują veidą, ta prasme, tiek su nauja terasa, tiek su šiom statulom, ta prasme, ir čia spėjo ir kai baigsis visos rekonstrukcijos irgi kažkaip atrodys kitaip iš išorės. Tai ta prasme, labai gražu matyti, kad irgi perdarot viską savom rankom. Elze, papasakokit apie save. Apie save, tai mano irgi, kaip sakytas, kūrybinis kelias nuo Dailės akademijos prasidėjo. Aš šiaip tai tekstilę esu baigus, apsiginus daktaro darbą dizaino srity, tai aš kaip ir toliau dirbu dizaino srity, bet prie kavinių, tos paviljono, kaip sakyt, atsidūriau, tai aišku, atvesta Augustino, tai čia, kaip sakyt, mes kaip ir Augustinas pradėjo, bet mes kaip ir kartu buvom ir po truputį, visada sakiau, kad čia Augustino vieta, aš turiu savo dizainą, Augustinas turi paviljoną, bet nori ar nenori vis tiek kažkaip tie persipinę keliai ir dabar jau taip visai kartu dirbam. Tai aš manau, kad čia visai labai gražu. Man įdomu, kas iš jūsų dviejų labiau buvo atsakingas už interjero dizainą, būtent visus šitos posterius, kuriuos matom. Posterius, tai čia, aišku, tas interjeras prasidėjo nuo to, kad kai mes laimėjom konkursą nuomos, čia aišku, su savivaldybė, tai radom tokį apgailėtiną gana vaizdą, nes tai, čia nieks netikėjo, kad gali kažkas vėl atgimti ir tapti kažkokia tokia kultūros vieta, traukos centru. Ir aišku, tas interjeras neatsirado iš karto, ten, nes mano irgi toksai principas, kad baras gali pradėti veikti tada, kai atsistoja baras. Ir pasistato kranai. Tai, aišku, čia daug ko nebuvo ir mes pastatėm tą barą ir pradėjom kažkaip uždidinėti pinigus po truputį, investuoti, dėlioti ir čia per N metų viskas susiklijavo. Bet aišku, ta vizija buvo. Ir taip, buvo ir yra dar, aišku, tų žmonių, kurie dirba ir čia prisideda prie to paviljono, tai konkrečiai jeigu tas sieneles, tai su plokštelėm, tai čia tokio Simono, mūsų to verslo, kaip sakant, partnerio mintis, jis pats čia vargo dėjo ir labai pasiteisino. O visa kita, tai čia, daugumoje, aišku, čia mano indėlis. O sakykit, tada, kai jūs sakėt, kad baras prasidėjo nuo tada, kada stovi pats baras. Tai sakykit, ar pavyzdžiui, nes yra daug kitų barų Vilniuje, kurie arba kažkaip bendrauja artimai, arba net ir turi savo pačių, ta prasme, alaus bravorus. Tai, aišku, patys savo neturit, bet ar tie pirmieji, kai kūrė tą idėją, ar buvo, kad kažkaip ėjot pas kažkokius bravorius ir sakėt, žiūrėkit, mes kūrėm visiškai kitokio koncepto barą, nežinau,
Ta prasme, ar bendravot iš karto su lietuviškais bravurais tokiam dalykui, ar ne? Aš asmeniškai nesu tas mėgėjas to, kaip sakant, nefiltruoto lietuviško mažo bravoro alaus produkcija. Nu, ta prasme, aš nesu tas alaus žmogus, kuris fermentuoja alų dar skrandyje savaitę. Man pasterizuotas, geras, belgiškas irgi lygiai taip patinka. Ir turiu laisvę pasirinkti. Taip. O pats baras, jeigu paėmus mūsų akimis žiūrint, jisai yra tik tai elementas socializacijai. Jis atlieka tokią funkciją. Ne girdykla, ne atsigerti kažko tai special, bet tai yra vieta socializacijai, kur... Tai kilo dargi netgi iš to, kad mes čia dar tais senais Café de Paris laikais mes darydavom tokius, kaip jie vadinasi, žodžiu, baras, atsirandantis netikėtoj vietoje, netikėtų laikų, su tam tikra kultūrinė programa. Ir buvom užvadinę Flash baras. Flash, žinai tą pačią. Jo. Ir tada mes kaip ir su tam tikra kultūrinė, su kultūriniu fonu ar renginiu pasistatydavom barą, pavyzdžiui, Pašilaičių gyvenamųjų namų kieme. Pastatom sceną, pasikviečiam baleto šokėjus ir tie baleto šokėjai tam kiemui rodo ten klasikinio baleto ištraukas kažkokias. Ir stovi mūsų baras. O kada čia būdavo? Flash baras 2006 čia tais laikais. Oho, Čia skamba kaip visiškas Wild Westas kažkoje. Pavyzdžiui, buvom sugalvoję tokią akciją su Flash baru. Tai ant Tauro kalno sukvietėm draugus ir menininkus ir pažįstamus, žodžiu, žmonės atvažiuoti su savo automobiliais. Ten, kai būdavo tas fenomenas, kur chebra susirinkdavo su mašinom patūsint kažkur tokioj aikštelėj. Tai mes sukvietėm savo kompaniją, ten vienoj mašinoj turėjom baras. Tai čia buvo jau ta Flash baro užuomina? Čia jau buvo Flash baro konkretus tas toksai veiksmas. Ir mintis buvo ta, kad sutarėm su Opus 3, kad ta proga leis tam tikrą muziką per Opus 3, kad mes mašinose galėtume visi sinchroniškai pasileisti, pasidaryti atmosferą. Tai, žinai, tas baras ir čia panašiai gal atsirado, yra faina erdvė, buvo labai apleistas tas pastatas ir mes pastatėm barą, pastatėm kranus ir pradėjom kviesti žmonės. Tai, ta prasme, jeigu kitose baruose, tai yra, būtent yra tas pagrindinis dalykas, kad, žmonės ateina ir vartoja, gerą alkoholį, tai čia tai niekados nebuvo to pagrindinė esmė, tai visai, kad buvo kažko didesnė erdvė, kur baras yra realiai kaip, adonas. Iš esmės jis galėtų, teoriškai jo galėtų net nebūti. Jeigu ateisi išgerti kanapinio kažkokio alaus, tai, tikrai tu jo čia nerasi. Taip. Savo poreikio to gurmaniško gal nepatenkinsi, bet tu rasi kažką kitą. Taip. Tu rasi renginį, koncertą, ten, žinai, kažkokius gal gyvenimo draugę. Kažką socializuodamas. Taip, tai minėjot, kad, ta prasme, kad baras atsiranda, kai yra baras, ta prasme, kai stovi baras, bet aišku, tai turi vis tiek eiti koja kojant su, ta prasme, aptarnaujančiu personalu. Tai man įdomu, ar galėtumėt truputėlį papasakoti apie jūsų komandą paviljono kolektyvą, galbūt nežinau, galėtumėt užsiminti, pas ką yra kokie geriausi šokio judesiukai, kas geriausiai gamina kokteilius, kas geriausius anekdotus moka sakyti, kažką tokio behind the scenes. Behind the scenes, tai
mūsų kolektyvas šiaip yra labai nedidelis ir dabar mes tokius nuolatinius savo barmenus turim 2 iš tikrųjų, kurie, kaip sakyt, didžiąją dalį veža ir kaip sakyt, mes esam, tai yra Vygantas ir Saulė ir mes kažkaip taip tikrai tenka pripažinti, kad ta kaita yra labai didelė ir iš tiesų labai sunku suformuoti kažkokį tokį vientisą kolektyvą, nes atrodo jau žmogus kaip ir apsiprato, įsiliejo ir aišku, ta barmeno turbūt tokia profesija yra, kad greitai keičiasi, jie toliau keliauja ir kaip sakyti, ar mokytis ar kažką daryti, tai va tokį turėti tą nuolatinį kolektyvą yra gan sunku. Tai dabar džiaugiamės, kad turim tuos savo barmenus ir gal kažkokių tokių behind the scenes aš čia per daug ir nepapasakosiu. Kažkaip dabar gal nešauna į galvą tokie dalykai, bet iš tiesų tai labai svarbu, kai gali žmonėm pasitikėti ir jausti saugiai, kai tam paviljone negali to kiekvieną vakarą praleisti. Nes kad taip atrodo, kad jeigu pats būtum, tai viską gerai padarytum, tai labai svarbu tas kolektyvas, kuriuo galima pasitikėti. Tai šiuo atveju mes jį turim ir tikimės, kad jie dar pabus pas mus. Tai čia tikrai more than enough, ta prasme, jokių čia specifinių behind the scenes nereikia. Labai faina girdėti, kad turi tokį kolektyvą, kuriuo galima pasitikėti. Iniciatyvus, jis 2 žmonės ir tos 2 žmonės mes dirbam su jais gal kokius 3 metus ir tai jau yra daug šiais laikais, jau, tarkim, jaunimas, tai jisai šiandien čia atrodytų viskas ok ir rytoj sakys, aš jau išvažiuoju į Amsterdamą. Kaip ir viskas gerai, bet ta kaita, tu jų nesuvaldysi, žinai. Ir mes labai vertinam tas, kaip sakyt, sėslumo neįvardinsi, bet ir vertinam ir aišku skatinam ir finansiškai, jeigu pradėjo nuo 1 atlyginimo, dabar jau visai kitas, žinai, tas pasitikėjimo lygis, kaip Elzė sako, jisai gana aukštas. Iniciatyvumo ir pasitikėjimo čia yra tokia, žinai, aš tų kokteilių negaminu. Ir Elzė nestovi už baro, ten neanimuoja, žinai, publikos, bet jau tas barmenas, jisai deleguoja tave kažkuria prasme. Tai tokiu požiūriu, tai manau. O pavyzdžiui, tai, nes komanda gana maža, bet įdomu, ar, pavyzdžiui, minėjot Vygantas ir Saulė. Vygantas ir Saulė. Vygantas, atsiprašau. Tai, pavyzdžiui, ar jie irgi jau būna, kad ateina su savom idėjom, tiek laiko praleidę paviljone ir sako, kad, žiūrėkit, galbūt galėtume apsvarstyti taip ar taip. Būna, aišku, jie iš savo, kaip sakyti, iš savo baro, iš savo lauko kas jų labiausiai yra atsakomybė, gal ten prie interjero jie mažiau, kaip sakyti, liečiasi ir galvoja, kas čia galėtų, bet, sakykime, baro prasme, kas taip, tai aišku atkeliauja. Ir lygiai, kaip sakyti, jau čia, kai mes jau ateinam, tai jie žino, kokius ir mums kokteilius pagaminti jau neklausdami. O jie daro, pavyzdžiui, būna, kad sugalvoja kokius sezono specialus, ne? Būna. Kažkokie ten buvo ir buvom sugalvoję, kad ten mėnesio kažkokį kokteilis galėtų būti, būna kažkokie renginių kokteiliai, ten specialios spalvos, ten jeigu, kaip sakyt, užsisako, sugalvoja, tai čia aišku yra barmenų dalis, jau čia jie turi galvoti, nes mes tikrai kokteilių nemokam, nežinom ir čia dažniausiai visiems labai, kokteilius žinom, bet maišyt, ta prasme, gamint juos, tai jau čia kaip... Aš galiu. Tu gali. Tai visiems dažniausiai būna labai keista, kaip čia jūs turit barą, bet nežinot, kaip čia pagaminti ten, nežinau, kokį nors... Jo, čia šiaip įdomus dalykas. Tai, ta prasme, jūs pradėjot barą, bet pačioj pradžiai nebuvot tie, kurie stovėjo už baro. Ta prasme, ar tiesiog niekada negamindavot kokteilių? Buvo, stovėjom ir aš pati esu stovėjus ir Augustinas yra stovėjęs, bet daugiau gal įpilt alaus, vyno, iš to ne kokteilio gamybos. Bet čia visai ir buvo toksai labiau, ta prasme, tokio, sakyčiau, tasme, alaus iš tepo ir, nežinau, ten viskio stiklinės vaibas, ne? Ne, šitoj vietoj mes ir tikrai ir tuos mūsų barmenai ir gerus kokteilius gamina ir mes jų turim.
Bet mes jų negaminam. Ok, gerai. Ne, aišku, mes esam normalus baras, kuris ir kokteilius, ir mes lygiai taip pat ir maistą tiekiam, tai ta prasme čia neatsiejama nuo to dalis. Tik tai, kas mums yra, kaip sakyti, svarbiau, tai mums ta socializacijos pusė yra tiesiog jinai svarbesnė. Bet mes esam normalus baras. Bet aš, pavyzdžiui, buvau užpatentavęs vieną savo kokteilį. Okay. Aš čia sugalvojau ir dar į lentą buvom įrašę, kad vadinosi Vilniaus vandenys. Okay. Vilniaus vandenys, tai jau čia kai Vilniaus vandenys paskelbė, kad čia jau toks jau skaidrus, švarus mūsų miesto vanduo, tai kokteilio sudėtis tai buvo kamparė ir šlakelis vandens iš krano. Okay. Ir ledas. Čia, kad, ta prasme, čia buvo, ta prasme, idėja įrodyti Vilniaus vandenims, kad mūsų tikrai vanduo yra švarus, ar? Ne tai, kad įrodyti, bet tiesiog kaip pasinaudoti. Labai kontekstualus žmogus. Žinai, jeigu man kažkas kažką numeta, pasiūlo, tai aš tai perfrazuoju biškai ir sudėlioju. Tai. O gavot kažkokį, ta prasme, buvot kažkaip pastebėti pačių ten, nežinau, Vilniaus vandenų kokių vadovų? Buvo kažkokia diskusija, jie čia palaukai čia darė, jie bandė reklamuotis. Jie siūlė, man atrodo, kažkokį kiekį nemokamo vandens kavinėm ir baram, jeigu jūs jį pilat nemokamai, nes kaip pas kai kuriuos tas, sakykime, stalo vanduo yra net ir mokamas. Tai pas mus jis, aišku, niekada nebuvo mokamas, bet jų čia tokia akcija buvo atsit kavinėm ir baram. Ir vat tada, man atrodo, tuo metu ir buvo tas kokteilis Vilniaus vandenis. Čia kaip žinai, Kamparį soda, tik tai negazuota. Jo. Ok. Bet dabar jau nebepila tokia. Ar jeigu ateitum ir paprašytum, tai barmenas nusišypsotų ir piltų? Padarytų, aišku. Padarytų. Ok, gerai. Taip, tai dabar, jeigu galim, truputėlį dar grįžkime prie to pačio paviljono įsikūrimo. Jūs minėjot, kad buvo ir Café de Paris, ir buvo ir dar keletą kitų vietų. Man įdomu dabar būtent šitos patalpos. Sakėt, kai jas pirmą sykį pamatėt, jos atrodo truputėlį apgailėtinai. Tai visų pirma, man įdomu, ta prasme, koks buvo procesas jas atrandant. Taip pat minėjot, kad turėjot pokalbių su pačia architekte, kuri šitą vietą sukūrė. Tai jeigu galėtumėt papasakoti, kaip vyko tas pokalbis, kaip jis įsivaizdavo šitą vietą. Ir galiausiai, kaip atsirado pavadinimas paviljonas? Tai esmė taip ir buvo, kad turėjau tuo metu restoraną Jalta žvėryne, irgi ten toks alternatyvus, sakyčiau, jo, aš tokios alternatyvios kultūros šalininkas, tai ten man pasirodė šiek tiek per ankšta, pradėjau ieškotis kažkokios naujos vietos ir labai netikėtai aš tą mintį pagavau, kad šitoj vietoj galėtų būti kažkas, nes netikėtai todėl, kad jisai buvo apleistas pastatas, jisai tiesiog parke stovėjo užkaltas plokštėm, visas perimetras, išdaužytas, toks visiškai neprižiūrėtas. Ir čia benamių buvo, kaip sakant, rezidencija. Ir aš pasiūliau savivaldybei, kad man išnuomotų. Aišku, konkursas buvo, laimėjom tą konkursą ir aš pradėjom faktiškai nuo išvalymo. Atskleidimo tos erdvės, kas čia yra. Ir tai yra, kaip sakant, aš jau šią dieną sakyčiau, architektūrinio paveldo vertas objektas, nes tokio... Nes sakėt, 62 metų statybos. Čia yra, kaip yra vintažas terminas, tai čia yra vintažinis, superinės kokybės, kaip sakant, estetinės pavyzdys. Ir tokių paviljonų iš esmės Lietuvoje yra, dar Palangoje yra. Ne, paviljono nėra, bet to laikotarpio vasaros restoranas Palangoje, pasižiūrėkit, jeigu teks. Jo.
Jo. Tai Nes čia realiai vos ne pusė perimetro viso pastato yra stiklinis padarytas, jisai ne? visas buvo stiklinis. Jis visas buvo stiklinis. Jisai visas, Įdomiausia, bet kad čia- mes pagal poreikį, va, dabartinį poreikį visko nedėjom stiklo, nes aišku į tą pusę dėl triukšmo, nes yra tokia jautri kaiminystė, nes vyksta koncertai ir aišku finansiškai čia mes, žinai, nebuvom tokie turtingi, kad viską iš karto susistatyti. Tai susidėjom fasadą pradžią ir paskui dar pamėtėm tų langų. Bet esmė tai yra paviljonas, mes va neseniai buvom Ciuriche, identiškos idėjos pastatas Corbusier paviljonas. Corbusier yra architektas vienas žymiausių to laikotarpio. Tai va tais laikais, šiam 8-ais, modernistinės architektūros klestėjimo dešimtmetis atklydo ir čia į Vilnių. Ten mūsų architektai vis pasivartydavo užsienietiškų žurnalų kažkur tai. Ir bandydavo atliepti tas idėjas ir... Ta paviljono idėja taip ir liko, nes tai yra paviljonas. Ir mes tą pavadinimą bendrinį tokį palikom, žinai, nepavadinom ten užeigėlė, karpedėlė, ten kažkokia superklubas, bet paviljonas, vat, kad atlieptų to pastato, kad jisai kaip nežinau, tą veidą. Jo esybė, toks koks jis yra. Taip. Okay. O pavyzdžiui, ta prasme, nes tai buvo, kaip sakėt, gėlių parduotuvė. Taip. Prasme, turėjo būti, nes jinai visa niekada nebuvo išnaudota, bet visa turbūt ne, nes čia labai didelis jau tas. Buvo, čia buvo įėjimas centrinis toksai, po dešinę pusę buvo parduotuvė. Tais laikais, aišku, gėlių tų nebūdavo kaip dabar. Tai būdavo ten rožės glazdikiai ir kiek dokumentikos teko tyrinėti, tai dar laidotuvių vainikus pardavinėdavo. Okay. O šitoj pusėje, kur mes dabar sėdim, tai buvo ekspozicijų salė. O ekspozicijų salė įvairiom puokštėm, ten, žinai, va tam kūrybiniam. Kurių nebūdavo. Gal padarydavo, aš tais laikais dar per mažas, bet dar buvau negimęs. Dar įdomu irgi va čia tą pasakyti, kad va čia, kur yra baro ta erdvė, tai čia šiaip vidinis kiemas buvo, tai čia irgi turėtų būti visur stiklas ir čia toks augo gluosnis svironėlis. Ir čia dar, kaip sakyt, dar stikliškesnis turėtų būti, jeigu būtų tas kaip originalus, jau visiškai sugalvotas architektas. Ir pagal tai, kaip architektą planavot, tai jūs dabar sėdit virš baseino, minėjot. Taip. Baseinėlio. Baseinėlio. Mes jį ilgą laiką turėjom, bet kaip sakyt, negalim jo išnaudoti pilnai. Tai jis nėra mažas, o čia po mumis toks vandens augalam ar kam jisai skirtas, bet toks labai organiškas ir stilistiškai labai tinkantis, bet jam reiktų dar vieną etatą. Kas išvalo, kas prižiūri, vandenį pakeičia. Aišku, to mes kažkaip, ne tam mes čia esam, kad tau... Bet mes jį tiesiog uždengiam. Gal ateities kartom jisai liks originalus. Tai ta prasme, jūs realiai su juo nieko nepakeitėt per daug? Ne, mes tik uždengiam, šitom plokštėmis apačioje yra ir nesunaikinom. Bet šiaip įdomumo dėliai, nes, ta prasme, vis tiek, jeigu pasižiūrėtum aplinkui, tai augalų čia yra pilna, tai realiai pastatas netaip toli ir pabėgo nuo savo pradinės tos... Jo, tai mes ir faktiškai tą pastato struktūrą išlaikom, žinai, kaip buvo. Čia gal to stiklo nėra daug, bet kiek įmanoma prisilietėm neperstatinėdami, negriaudami, bet tiesiog išsaugojom, tai kaip užkonservavom šiek tiek tą, kaip buvo. Tai tie augalai, aišku, jie į temą. Jo. O sakykit, tada, kada jūs radot šitą pastatą tokioj būsenoj, kokio jis buvo, tai kas dėjos aplinkui jį šitam parke? Nes dabar jis jau tikrai labai sutvarkytas, apželdintas gražiai. Kas vyko aplinkui šitą pastatą, kaip jis atrodė?
čia legendinis visais laikais bomžparkis ir jis visada tai buvo. Ta prasme, jis kitoks ir dabar net ir jau, kaip čia mes viską apgyvendinę, yra šitų gyventojų ir jų gan sunku, kaip sakyti, išvengti, bet tada buvo čia jau jų, kaip nėra jau jų tiek. Kai mane Augustinas pirmą kartą atsivedė į šitą pastatą, tai mes bandėm duris atidaryti ir negalėjom, nes jie čia miegojo. Čia jų buvo visas, kaip sakyt, namas. Bet kas įdomiausia, nes čia buvo senais laikais ir tokia pizzerija, Gryčia, vadinosi, paskui dar čia tokių visokių barų ir kai jau Augustinas šitą pastatą nusprendė sutvarkyti, tai čia stiklų nebuvo, čia buvo viskas užkalta, bet taip sluoksniais ir labai įdomu buvo. Reikėjo nuimti kailius, reikėjo nuimti dar tokią dangą, paskui Gryčia buvo išsikalus kaip lentom ir su tokiais langais kaimiškais. Tai, ta prasme, kiekvienas tas sluoksnis, kol galiausiai atėjom ir galėjom tos langus susistatyti. Nes kiekvienas, čia buvo didelė krosnis picom pastatyta, tiesiog ją reikėjo išgriauti, nes, tiesiog kiekvienas pasidarė taip, kaip jam buvo patogu, kaip jisai įsivaizdavo, bet visiškai neatliepdamas to pastato unikalumo ir tai, kas čia yra. Tai... Žinai, tu ateini, pasitęsi savo staltis ant stalo, pavalgai, nueini, kitas ateina... Savo staltis. Bet tos nenuėnas. Jo, palieka įrankius, čia uždengsiu. Stiklinė, nieko. Bet, nes jūs sakėt, kad... Ta prasme, išnekėt su pačia architekte, ne? Vaičiūnienė. Jo, tai ar jūs pasakojat architektai iš karto, kokia jūsų yra vizija su šituo pastatu? Jo. Ir kaip, pavyzdžiui, kaip jį reagavo, kai, ta prasme... Esmė, kai mes čia pradėjom, čia buvo labai painu klaidu, nes čia tiek tų visokių erdvelių buvo prikurta, žinai, va čia, pavyzdžiui, kur sėdim, čia buvo siena, ten, kur tualetai buvo irgi milžiniška siena, čia užtverta ir tokių visokių, žinai, keistų erdvių, kur tu įeini ir kaip labirinte kažkokiam. Kai mes pradėjom valyti ir tada, aišku, kilo klausimų, o kaip čia buvo, o kas čia, o kaip tada su stogu, o ką jinai turėjo omeny, kad tu daugiau susivokti, žinai. Ir tada jos dukra čia kažkaip pamatė, kad mes čia tvarkomės, šnektelėjom ir išsidavė, kad jos motina čia projektavus. Tai mes pasiprašėm audiencijos ir ta senyva moteris mums tada viską ir papasakojo, ką jin čia galvojo, kaip čia buvo, kokios čia konstrukcijos, nes, žinai, ten išgriaus kažką, kas čia tarkim lubose, kur tas vanduo nuteka, ką jinai turėjo omeny, kodėl čia bėga pro stogą leidžia tą vandenį. Ir viską papasakojo, tada viskas ramiau. Ir jai tikrai patiko, jinai buvo labai tokia giliai susijaudinus, kad jos ta kūryba vėl iš naujo įgauna kažkokį tai prasmę, žinai. Tai labai pavaišino kava, saldainiai šokoladiniais, pabendravom valandėlę, parodė dar nuotraukų visokių, kokių ten jinai turėjo iš tų laikų. Nes čia jos toksai kaip ir, turbūt didžiausias gyvenimo projektas. Kodėl ją jį davęs? Taip jinai taip sakė. Tai jinai, aišku, jai labai buvo malonu, kad jisai, bent jau kiek gali grįžti tą pradinį vaizdą, tai... Ir tais laikais čia gana drąsus tas projektas, žinai, tavo tokia pasaulinės architektūros kontekste. Jisai, žinai, čia kaip tarybiniais laikais nelabai čia kas... Ir galimybių tokių būdavo, žinai, padaryti aliuminės konstrukcijas sienų. Tai čia jau, kaip sakant, reikėjo pasistengti. Čia standartų tokių nebūdavo, tai viską virino rankom. O esmė to pastato ta, kad jisai ta skėtinė tokia architektūra lubų ir tos kolonos. Čia yra laikanti konstrukcija. Nuėmus langus, išvalius, gali tiesiog viską išimti ir stogas stovės. Okay. Jisai stovės kaip stovi. O čia, tarsi, padaryta į tokia, tam, kad vanduo subėgtų iš šitas dalis ir nubėgtų? Jo, čia yra lietvamžiai, viduj dar vamzdis eina. Tai, aš jos klausiu, sakau, tai kaip? Sako, ten stovi 16-tukas. Jinai taip dar, žinai.
Tipo, norit, kad sako, viskas čia su tuo gerai, čia tobulai turi nubėgti, norit, kad nevarvėtų pro lubas, valykit. Valykit lapus ir viskas bus gerai. Okay. Ir taip ir yra. Taip ir yra. Išsivalom, tada viskas ok. Ne tik praleidi tą terminą, užsikemša ten tokie tinkliukai ir jisai jau tampa ežeru. Okay. Tai sunkiausia rudenį, kai lapai, ir sunkiausia, kai akacijų žiedai, nes čia visas parkas žydi ir užkemša viską. O šį vasarą su tom liūtim tai mums ne pati geriausia. Bet neblogiausia. Bet ir neblogiausia, nes valom. Nu gerai. Tai niuansų yra čia. Bet būtų kitaip neįdomu, jeigu nebūtų niuansų. Tikrai taip. Ok, gerai, taip. Gerai, toks labiau meniškas klausimas, neturėtų būti sunkus atsakyti. Jei paviljonas būtų žmogus, koks jis būtų, galite pasirinkti jį apibūdinti kaip personažą. Aš tai iš karto šį klausimą perskaičius, tai žinau, tai jeigu jisai būtų žmogus, tai jis būtų Augustinas. Vienareikšmiškai. Okay. Nes aš šiandien dar ryte su savo mama kalbėjau ir sakau, mes čia turėsim interviu. Ir ten, aš sakau, va, čia tokie klausimai ir va, sakau, vienas toks apie žmogų, tai mama irgi sako, taigi Augustinas. Nu, šiaip kažkiek menas gal turėtų perteikti žmogaus esybę prie, nu, prie to, tas, kuris prie to daug laiko dirbo. Ar jūs pats sutiktumėt, kad paviljonas visai neblogas jūsų Aš matai, kai neriu, tai aš pavyzdžiui, Café de Paris, kai pabėgau iš ten, pabėgau tiesiog ne tą žodžio prasme, nes ten 12 gal 15 metų dirbau ir supratau, kad aš nenoriu būti Paryžiaus kavinės veidas, žinai. Ne tam gyvenu, kad jau taip identifikuotis su vieta, kaip vat, pagalvoju apie vietą ir tada apie mane. Tai aš asmeniškai, aišku, man ok, bet tokio vat sąsajos su personažu, tai nežinau. Neturėčiau atsakymą. Gal ir gerai. Save nepriskirsi, tik aš galiu tave. Bet vis tiek, bet kokiu atveju, aišku, visi paviljoną sieja su Augustinu. Nu, visi, sakykime, kadangi kas žino Augustiną, žino paviljoną ir, nu, bet kokiu atveju čia tu tampi, nori kaip ir tapyboje yra braižas, ar ne? Tapytas paveikslas, tu pamatai paveikslą, jau žinai, kieno jisai, ar ne? Pagal braižą. Nu, tai pagal tas pagal šitą, tai galima sakyti, taip, tai yra braižas kažkoks tai asmenybinis įsūdytas. Tiek aplinkos, tiek renginių, tiek tos vizijos, kaip sakyti, norėtume, koks tas paviljonas būtų. Ok. Gerai. Taip, gal truputėlį galim pasišnekėti apie ateitį. Tai įdomu, Adėlei, ko galima, jau ir taip labai daug kas pasikeitė, šiuo metu dar vis, kai mes šnekam, keičiasi, bet ko galima tikėtis ateityje, į kurią pusę planuojate dar kažkaip plėstis? Minėjot galbūt kažkada antrą aukštą, jeigu čia jau nebeįsteksit. Bet turiu omeny, tasme, plėstis tai ne vien fiziškai, tasme, patalpų kvadratinių metrų klausimų, tiesiog konceptualiai. Kokias turite dar vizijas, fantazijas, ką norėtumėt nuveikti, sukurti su šita vieta? Gal kiek, kas liečia, mano visada būdavo toks šiek tiek pajudinta tarptautinė muzikos scena, kurios vat, irgi važiuodamas dabar prisiminiau, pagalvojau, kad anksčiau, pradžiai mes daugiau sau leisdavom eksperimentuoti. Tai vat kviestis atlikėjų, ten kažkokių performerių daugiau iš užsienio ir tas vat man knieti. Kažkokio specifinio žanro, ar tiesiog, ta prasme? Specifinio, nespecifinio, bet tokio, kaip sakyti, aš daug organizavęs visokiausių festivalių. Tai man tas, man asmeniškai trūksta to santykio su kultūra, tarkim, iš Berlyno, iš Helsinkio, iš Stokholmo, grupės kažkokios atlikėjai.
Tai vat, manau, kad spustelsiu biškį tą flangą. Ir tai aišku pagyvins ir dar praspalvins šitą vietą, tokie dalykai. Kas liečia tą patį interjerą, barą, kaip barą, tai man viskas su tuo yra okei. Neturiu kažkokių tai didelių planų, aišku, svarbu, kad jisai suktųsi, kad jisai neužsistagnuotų. Ir aišku, visada malonu, kai išnaudojam ir tą patį parkelį. Kai pavyzdžiui, ten yra buvę čia tokių didesnių renginių, tai tokio festivalio jausmo vidury miesto centre nedažnai gali pamatyti. Tai va, tą išnaudot norime, tai nežinau čia kaip susiklostys, susiklijuos tos idėjos mintis, bet aš manau, kad dar išgirsim. Okay. Norisi tokia, kad tas visas parkelis ūžtų ir tikrai tie tokie renginiai, kai jau apima visą parką, jie patys maloniausi ir va to norėtųsi daugiau, tokia, kad miestiečių kaip susitikimo ir va jie žinotų, kad čia toks kultūrinis taškas, kur jie gali atkeliauti ir čia visat kažką ras. Tai, žinai, čia kažkur piknikas, ten muzika, scena, buvo čia Baltic Pride'o didelis renginys kažką, tai fantastika. Žinai, o matot, kad, pavyzdžiui, čia, kad būna susirenka žmonės, tiesiog pasitęsia pledukus čia šalia, leidžia laiką, vidury centro, tiesiog taip. Okay. Aišku, čia dabar jau viską, kaip sakyt, sutvarkius, tai ir aišku, ir mamų su vaikais gerokai padaugėja, ir tiesiog visi, ir sėdi ir ant šitų labai dažnai mūsų vazonų, kaip sakyt, tiesiog atėję, dar mes net nedirbam, o žmonės sėdi ir mes tai to džiaugiamės, čia, kaip sakyt, mūsų kaip ir tikslas, kad tas parkelis jis gyventų. Tai. Ir aišku, tiem jau asocialiem asmenim, kaip juos pavadinti, ar bomžam, kaip mes būdavo čia, kiek kovodavom su jais ir prašydavom išeiti, nesikabinėti prie klientų. Ir to nebėra. Atsirado kita dvasia ir jiems čia nebeįdomu. Jiems patiems nebejauku iš esmės būti. O kiek metų užtruko? Nuo kada paviljonas šiaip atvėrė duris? 15 ar 14. 10 metų. 10 metų. Įsivaizduokit, čia būdavo tokių, kad čia mokykla, vaikai vaikšto, ten nukrytę pastoviai, ten greitosios pagalbos. Toks ekstremalus. Ir jų daug, ne tai, kad vienas ir ten, bet jų daug, jų masė ir čia eina, ir čia jie ten vienas su kitu pabendrauja. Pačiam miestui tada pasirodydavo, kad visiškai nuspjauti, neįdomu. Bet dabar visa Pylimo šita gatvė kartu ir su Mo muziejaus atsinaujinimu tokia atrodo, visai kitokį veidą įgavus realiai. Nesureikšminčiau ten Mo muziejaus indėlį, bet jie traukis, supranti, kas fenomenas yra tame, kad jeigu tu ateini su kultūra, ta antikultūra traukiasi. Tu ateini arčiau jų ribos, jie pasitrauks, nes jie nebe komunikuoja ir nebekoreliuoja to santykio. Ir tada jie priversti trauktis, jiems čia nėra ko. Jie mėgsta šešėlį. Ir kol čia buvo šešėlis apaugę, apžėlę, ten, žinai, atlikti gamtinius reikalus, jiem nereikia į per gatvę bromus ieškoti, jie čia vietoj galite padaryti. Kol buvo ta galimybė, taip, skaidrėja, atsiranda skulptūra, atsiranda ten kažkoks veiksmas žmonių šviesesnių ir jie traukiasi. Jie yra šešėlių karalystės atstovai. Okay. Mes nešam šviesą. Tai čia gal tada, kaip ir galbūt net ir atsakėme šį klausimą, bet jeigu paviljono kieme galėtumėt sukurti bet kokį renginį, sakysim, ten tą vieną vakarą nieks negali skųstis apie garsą, apie, nežinau, žmonių kiekį, gatvė uždaryta, mašinos negali važiuoti. Ta prasme, jeigu nebūtų jokių apribojimų, ten protų suvokiamų, tai ką norėtumėt surengti? Koks būtų tas vienkartinis labiausias renginys šitoj vietoje?
Cicino koncertą. Cicino koncertą. Viskas aišku. Net neverta lysti detalės. Tiesiai šviesiai, viskas aišku. Ok. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai mes gal taip ir ilgai ir senai jau pradėjom diskutuoti tom tokiom tematikom, vat ką norėtume. Norėtume padaryti kažkokį tai naujamiesčio bendruomenės sąskrydį, ten, pavyzdžiui, ten visokių iniciatyvų, kūrybinių vaikų, kaip ir pats išklausė ir darom, vaikų ten kažkokių grupių, kulinarinį, va tokį kažkokį tai, tarkim, ne parko, bet va kaiminystės, kaimininių, va kvartalų susibūrimą, ten, žinai, kažkas didžėjauja iš jų, kažkas piešia, kažkas gamina ten grilių kokį, žinai, tai va tokį va padaryti šitam parke kaip naujamiesčio, tarkim, bendruomenės metų šventę. Va, fantastika. Nu tai va, gal šitą interviu pamatę, čia galit kokį viešą kvietimą tokį, nedalykinį, bet... Ateikit visi... Nu, kaip aš manau, kad čia turėtų būti labai fainai. Savo talentą ir ten, žinai, kažkokie vaikai gal breiką šoka. Ten. Aš esu buvęs tokiam kažkokiam ne kartą, ar Berlyne, ar ten, tarkim, Monrealį vienas kai buvau, ir ten tiesiog Monrealį labai ilgas gatvės. Tai va, ta gatvė tą dieną darosi savo festivalį. Nepatikėsit, kiek spalvų. Kiek muzikos, kiek visokių ten, žinai, neįtikėtinų dalykų. O ta gatvė ten 10 kilometrų. Ten nes tokia vis subraižytas kaip... Ir eini ir galvoji, kas čia vyksta. Ir visa, ta prasme, bendruomenė patys savo norų... Vienos gatvės bendruomenė patys... Taip. Ok. Ir tai, žinai, jeigu taptų tradicija, tarkim, kartą į metus, vieną vasarą ar kažkada, tai ar pavasarį ankstyvą, kol dar neišsivažinėja vaikai, tai čia būtų... O esat girdėję apie kažką tokio Lietuvoje prieš tai buvusio įvykusio, ar ne? Turbūt labai mažo mastelio, tokie kiemų susirinkimai, jie kaip ir vyksta, bet nu čia ne visai tai turbūt, ką mes norėtume, kaip mes įsivaizduotume tokią iš mes iš savo pusės kokį džiazą, mes labai mėgstam džiazą, žinai. Jam sessionai vyksta, mes galim ten scenui kokį džiazą visą dieną leisti, ten, nu, daug visokių galima prigalvoti, vat būtent pasitelkus tą visą bendruomenės, žinai. O šiaip, va, įdomus dalykas. Jūs, vat, kai čia atsiradot ir jau realiai įsipaišėt turbūt patys irgi kažkaip į tą bendruomenę, tai ar turit kažkokių vat, nuolatinių žmonių apsilankančių, kuriuos jau vat, pažįstat ir jie, ta prasme, ten galbūt ateina pasiimti į Kirą kavos ten ryte, jūs galbūt net tyčia susimatot, čia pasisveikinat, nu jau tokie vos ne kaip patys tapę esat kaimynai ir čia tokie... Šiaip su kaimynais, va ten barai, Little Bigas, Gasparas, ten kas aplinkui ten kiniečiai, mes labai geruose santykiuose, bet šiaip pažinčių kažkokių naujų, aš taip asmeniškai neieškau. Ta prasme, aš toks labai diskretiškas. Tai matau pastovius klientus. Yeah. Matau. Bet taip, kad būdavo tokių irgi etatinių, kur jau nereikia klausti, ką įpilti. Bet tai yra natūralu. Yeah. Nesureikšminu. Yeah. O iš jūsų pusės, Elze? Tai tą patį, ką Augustinas sako, tikrai ir yra tų etatinių, yra nuolatinių klientų, bet tokių, kad jie būtų mūsų draugai ir tai, ne. Baro specifika yra tokia, kai nustoji pilti, prarandi draugą. Kol jis moka, tol galima pilt, manau. Nu tai vat su tais nuolatiniais dažnai būna, kad jie pasijunta tokiais gerais draugais, kad jie mano, kad jie gali ir nemokamai. Tai va čia tas toksai, kodėl mes jų vengiam. Ir draugiščių, nes jo, tas labai, nes kažkodėl visiems atrodo, kad mes tai viską nemokamai gauname.
Nu va, kažkodėl. jo, aš apie tai ir sakau, kad čia turi būti tam tikra sinergija, kur gali būti artimi draugai, jau žinojo, ką pili, bet, tu žinot, Nu, už va, ką. čia yra kabliukas. Okei, taip, tada, taip, norėčiau, kad papasakotume truputėlį daugiau apie, ta prasme, kaip ir pats minėjau, patys turėjome čia pas jumis savo 100-dienio šventimą ir minėjot, kad turite tiek daug, tiek ir viešų, tiek ir privačių renginių. Įdomu, ar atsimenat kažkokį patį keiščiausią užsakymą, išsinuomavimo, ar tai būtų privatus, ar tai viešas renginys, ten pavadinimų tikrai nereikia minėti, su kurio galbūt net sutikot juos priimti, o gal tiesiog atmetėt, nes buvo per daug. Mes, nežinau, Augustinas gal kažkokį keiščiausią, mes turim mylimiausią savo turbūt renginį, kurį mes labai globojam ir labai jo laukiam, tai pas mus vyksta Paviljono knygų savaitgalis ir jau šiemet bus 10 metai, kai jisai, 10 metai, kai jisai vyks ir tai ne keiščiausias, bet laukiamiausias mūsų metų renginys ir jisai vyksta visą savaitgalį. Ir čia visi mažosios leidyklos turi savo stendus su knygom, jie organizuoja visokius renginius, tiek pokalbius su visokiais intelektualais ir rašytojais ir tai čia vat tas savaitgalis, kurio mes labai laukiam ir tikrai toksai, kaip sakyt, atspindi tą paviljono veidą, bet kokį mes norėtume, kad jis būtų. Ir čia tas visas savaitgalis šurmuliuojantis, visi ateina ir tiek ir knygas perka, tiek ir tuos renginius. Ir tai čia būtų mylimiausias, o keiščiausias, tai aš net nežinau, kas keiščiausias. Aš mėgstu, kai man patinka keisti dalykai, žinai, tai tokie kontroversijos čia nemažai yra. Yeah. Tai jeigu iš tos neigiamos, tos pusės žiūrint, prisimenant, tarkim, tai buvo tokių keistų, jo. Tai privatus vienas buvo įdomus, gana žymaus plastikos chirurgo jubiliejus ar gimtadienis. Ir čia buvo daug žymių žmonių, tokių jau, kurie, sakant, skonio formuotojų, ten, žinai, visokių žurnalistų. Bet mane nustebino ir kodėl aš taip keistai sureagavau į tai, nes buvo absoliuti beskonybė. Absoliuti? Beskonybė. Kaip galime įsivaizduoti? Kaip galime įsivaizduoti, solidaus amžiaus vyras. Jo turbūt 60-metis buvo, ar 65. Pastatė tortą. Forma? Papai. Ir jisai taip sakė, o dabar pjausim papus. Supranti, ir aš taip žiūriu. Čia pagal profesiją, jo. Čia juokinga, kaip žinai. Jo profesija, bet ar tai juokinga? O po to, čia jau tas, žinai, šampanas, ne šiaip putokšlis, bet šampanas čia jau išsiliejo ir atvažiavo etnografinio choro kažkokios choristės. Ansamblis, ta prasme, išsirikiavo, mes visi irgi stovėjom. Ir lietuviškas sutartinės. Ir aš taip galvoju, čia vat ta darna tarp papų ir lietuviškų sutartinių ir to viso kontingento, kuris čia buvo iš labai žymių žmonių, kuriem viskas yra okei. Tai va, tai toksai. Ir man įsistrigo iš tos tokio dekadansinės, disonansinės pusės, žinai. Jo. Tai jeigu vat iš tų tokių keiščiausių. Jo. Iš tiesų tų klientų visokiausių, ir čia tikrai tų vakarėlių įvairiausių yra buvę. Tai va tokių, jeigu visada klausiu scenarijaus plano, kas bus, koks žanras, kad nepraslystų kažkoks, čia dabar su Ukrainos ta visa karo tematika. Tai buvo ir, žinai, ir ta rusakalbių, kaip sakant, flangas čia Vilniuje irgi darė čia ir baltarusam, ir ukrainiečiam renginių, bet atėjo rusai. Tai man tada irgi darus kaip ir įdomu, o apie ką, o kodėl paviljonas, o kas čia bus, koks svečių sąrašas. Tai būna ir taip pasiklausinėjai, kad, žinai, paskui
paskui Nusikratyti kažkokios tai reputacijos, mes kaltės vis ir net liksi nenorim, kaltas. ta prasme, ne jo, mūsų... reputaciniai dalykai irgi labai svarbus. Taip. Ok. Nu, ir tada prieš jau lendant laukan apžiūrėti keletą ten lauko objektų. Šiaip, jeigu norit, čia dabar tiesiog gal kokį, galit belia kaip pasireklamuoti, kaip norit. Ar tai būtų, nežinau, ten ateikit pas mus labai faina, ten kažkas tokio. Čia jau, ta prasme, čia jau off the script, čia jau neoficiali interviu dalis, čia taip ir parašyta. Pabaigai galima duoti laisvės pasireklamuoti, užduoti mums klausimų. Aš kartais labai mėgstu, čia buvo vienas toks klientas, mes turėjom virtuvę ir pietus. Žodžiu, jis pavalgė, sako, nu, tai žiauriai gerai pavalgiau, gerai čia pasidėjau. Ir su kompanija buvo, ir sako, tik niekam nesakykit, kad čia taip gerai, nes kitas iki ateisiu, neturėsiu net kur atsisėsti ir sakyti. Okay. Aš sakau, niekam nesakykit, kad čia tokia gera vieta. Ok, tai čia tas atvirkštinė psichologija. Ok. Bet iš tikrųjų eikit pas mus. Ok. Turim, jau važiuojam. Ok, tai gerai. Galim čia, aš tokio, tai nesu niekada daręs, kur čia pasu. Žiūrėjau, tai jeigu galit, tada dabar jau, kadangi išėjom į lauką, truputėlį daugiau papasakot apie, ta prasme, turim kaimynų, turim statulų. Nežinau, ar norit papasakoti apie kiekvieną statulą individualiai, ar galbūt apie jų visumą, jo. Ta prasme. Gal visumą galiu, autorius, tiesiog čia buvo mintis, kur savivaldybė paskelbė konkursą Kuriu Vilnių ir taip kažkaip nusprendėm, kadangi turėjom dar galeriją ten už kitoj pusėje, nusprendėm kažkaip pasitelkti skulptorius. Nu ir tai irgi iš mūsų konteksto, tai nebuvo sunku surasti tų autorių. Bet visi Vilniečiai? Jo. Visi Vilniečiai, ok. Ir šitą ir parašėm projektą, pasiūlėm savivaldybei. Ir laimėjom tą konkursėlį. Tai vat vienais metais pastatėm 2, tai laiptinė tokia, ten skulptorius Rimantas Milkintas, gana žymus jau, jisai daug yra pristatęs. Tai čia jisai specialiai šitą erdvę yra sukūręs. Po to Danas Aleksa ten tokį treniruoklį. Aš kažkada šiaip ėjau pro šitą parką ir galvojau, nu, čia nėra labai kur tų... Ai. Visai bando, čia idėja, kad jinai kaip ir nepatogu viskas yra taip padaryta, bet vis tiek randa kaip čia pasikilnoti, nefunkcionali. Jeigu labai norėtum, tikrai galėtum. Antifunkcinė, nes, pavyzdžiui, vien jau į tą suoliuką, pažiūrėjus, atsisėsti ant jo yra labai nepatogu. Jo. Arba čia, nu, bet lipa, tamposi, ta prasme, žmonės kažkaip reaguoja. Sveikiau. Ok. Nu, tai čia irgi labai gražu, kad žmonės išnaudoja tą. Čia irgi padaryta skulptūra būtent šitą erdvę. Tai čia nauja. Tuomet ten stovi kabikas toksai, pakaba. Tai yra interpretacija pakabos Jono Aničio. Šitas? Jo, šitas šuniukas. Ok. Bet, pavyzdžiui, šitos skulptūros, ta prasme, visas, nežinau, pradedant nuo spalvos, spėju ir iš kokios medžiagos yra padaryta visiškai kitokia negu prieš tai 2 matytos. Tai skirtingi autoriai, skirtingos idėjos. Jo, čia yra skulptoriaus, kaip sakant, individuali kūryba. Tai tas šuniukas, kiek aš supratau iš jo pasakojimų, jo vaikystėje kabojo tokios formos pakaba rūbams ant sienos. Tai jis ją išdidino ir jam paliko tą tokį, sakant, prisiminimo motyvas, žinai. Bet, tausme, prieš pačioms statuloms, tausme, be pastatanties, ar jūs šnekėjot kažkiek su autoriais? Jo, tai bet kas be ko mes.
prieš duodami jau tą paraišką konkursui, Žinojom, kas tai bus. turėjom Okay. Buvom pasiūlyti. susirinkę. Ok, supratau. Ar šitie autoriai, skulptoriai yra jūsų kažkokie artimi draugai, ar priešta? Ne. Okay. Mes atrankos būdu kažkaip pasirinkom juos. Ir, Mm. aišku, turėjom tokį susibūrimą ne kartą, tokį posėdžio tipo, žinai, ką čia galima būtų padaryti, kaip jie įsivaizduoja. Tai čia darbo nemažai dėjom, kad tai studijom tom pasidaryti. Ir Kens Minotauro čia avilys toksai nusileido iš Marso. Jo, Čia kaip man tai, aš nežinau, čia Pasaulių karai filmo. tokio. neprimena čia iš kažkokio žaidimo, ar iš kažkokio filmo. Kažkokį gali tokį... būt. Ką tokie? Man iš kažkokio filmo primena kažkokį kaip robotą, killerį, tipo. Nu jo, bet čia yra avilys. Jo. Motyvas avilio, su voro kojom tokiamis, taip gana grėsmingai atrodo, bet jo, tą parką jisai kažkaip tas skulptūrų ansamblis, sakyčiau, pagyvina kultūriškai. Ne, ta prasme, čia net kalbos nėra. Žinau, kad... Bet čia iš viso jų yra kiek? Tik tai 4. Okay. Ar yra idėja kažkada jų dar didinti kiekį? Na, žinai, to perteklinio kaip ir nereikia. Galėtų atsiras dar kažkas, bet aš taip galvoju, kad perteklius irgi nelabai gerai. Nu, ta prasme, saikingai reikia. Taip. Dar Okay. čia tvarkosi šaligatviai, ten gatvė, pasižiūrėsim. Diskofonas. Turi kažkokią prasme? Čia mūsų kolegos paviljono, to vat, mūsų partnerio Simono projektas. Tai jisai čia kaip diskofonas, ten diskotekų būdelė. Okay. Tai va šitoje vietoje dabar jisai užrakintas vasarai. Tai... Bet čia irgi neseniai atsiradęs dalykas realiai. Šitas jau porą metų tai tikrai yra. Jo. Okay. Tai čia turim Kirą. Minėjot jau apie 3 metus yra, kaip nuomojasi patalpas iš jūsų. 3 tai tikrai, jeigu ne daugiau. Kiras. Taip, jeigu dar daugiau, gal ir 5. 5 tai tikrai. Okay. Mes jau su jais. Bet minėjot, kad vat, su Kiru jaučia tokią gerą sinergiją, panaši klientūra. Tai turbūt viena... Jo, mūsų ir tas skonis kažkoks estetinis labai, labai dera, ir tas bendravimas, ir finansinis, ir nu, žodžiu, viskas feng shui. Iki kaip sakyt, vakaro geria kavą, paskui pereina pas mus. Nu, ir nereikia niekur čia toli eiti, iki Vilniaus gatvės. Visą dieną suplanuota. Ok, nu ir dabar gal čia per daug į vidų neverta brautis mums visiems kartu, bet papasakokit, kaip gimė vat šita... Ponios ir ponai. Ponios ir ponai. Toksai karantino laikotarpio Visiškai karantino. beibis, kūdikis, šita terasa. Kaip ir anksčiau šnekėjom apie tą kontingentą parko, čia buvo, žinai, tas bomžynas, taip lengvai tariant. Ir toj vietoj nebuvo nieko, tik tai tokia terasa, platforma, viešųjų tualetų stogas. Čia buvo viešieji tualetai, va čia, šitoj vietoj. Ir mes, žinai, čia dažnai sėdėdavom, žiūrėdavom, ten su tai žmonėm ginčydavomės, prašydavom, kad nesikabinėtų ir nebūtų čia. Ir paskui šovė mintis, kad čia vis tik tai reikia padaryti kažką tokio, kas dar labiau atstumtų. Bet kodėl, tasme, iš visam parke, kodėl būtent šitoj vietoje, kur realiai galas kaip ir tiesiai į gatvę eina? Tai dėl to, kad apačia ir yra tie vieši tualetai, kuriuos mes pavertėm jau baru, ir mes tada ant viršaus jau statėm tą terasą. Kaip sakyt, ant stogo. Čia tokia kaip ir to dalis. Idėja yra tokia irgi, tokia labai alternatyvi. Baras buvusiuose viešuose tualetuose vadinasi Ponios ir ponai. Vienas įėjimas ponioms, kitas ponams. O tai čia ne panašaus tipo, kaip yra Kudirkos aikštėje tokie tualetai, jo? Jo, ir jie buvo, apleisti ten, baisu, ten, žodžiu, mes padarėm apačioj tą vieną didelę erdvę barą ir ant viršaus pastatėm terasą. Terasa tokia, kad jinai, aišku, reflektuoja irgi tuos 70 metus,
tą vat pakelės Lietuvos pakelės stotelę autobusų, kuri iš tų laikų dar. Tai čia gal pasufleravo kiek tą formą, žinai. Kiti sako, čia kaip sporto rūmai beveik, žinai. Ir iš tikrųjų, panašumų, jo. ir iš tikrųjų čia puikiai scena ir vakariniam džemam, ir koncertam, ir šokiam, ir viskas kažkuria prasme ir pasiteisino. Bet prisipažinsiu, šito baro labai nepavyksta jau kelinti metai užkurti taip, kad jis jau būtų tas vat ta vieta, kur visi jau čia vakare susirenka. Nes labai didelė konkurencija ir su paviljonu iš esmės. Jo. Mes kaip ir čia mūsų. Tai va, ir čia ten. gal kiek reikia dar daugiau pastangų įdėti, kad čia atsirastų ta jau tokia jauki, faina. Čia, Bet šiaip, sako, neslėpsiu. Nėra lengva. Nes realiai jūs paėmėt ir taip iš niekur nieko sukūrėt tokį kaip mini, visą, ta prasme, parkelį su įvairiom veiklom ir įvairiom vietom. Taip. Nes vis tiek daugiausia realiai barų ir ten vietų fokusuojasi į tą arba į tą pusę arba labiau į ten. Tai ar įdomu, pavyzdžiui, kai pradėjot savo šitą veiklą, ar pastebėjot, kad ir aplinkui, galbūt tie patys Little Big pubas, ar jis turbūt po jūsų irgi atsirado. Taip. Tai jūs realiai buvot pradininkai tokių, kaip būtent šito tokio parkelio, skvero, nežinau, kultūrinio kaip mini centro, galima būtų sakyti, naktinio gyvenimo centro įkūrėjai. Naktinio gal ne naktinio, bet jo, mes buvom, kaip sakant, pionieriai šitoj erdvėj Vilniaus. Ir tada jo atsirado Little Bigas po tų didelių skandalų kriminalinių, Gasparas. Šiaip džiaugiamės ir su Mo, kaip sakyt, tą kaiminystę, nes vis tiek jinai ta, kaip sakyt, kultūrinis laukas tada ir pas mus, toks visiškai mums, kaip sakyt, malonus ir tokių ir kartais ir bendradarbiavimų būna, nes mes kaip ir paviljone, ten lygiai tas pats Art Vilnius pas mus daro savo renginius jau to, kaip sakyt, Art Vilniaus metu, tai, kaip sakyt, ir ta kaiminystė labai, labai smagi ir jinai svarbi. Tai atrodo, kad visai čia vietoje esam mums. Atrodo. Kažkam ne. Kažkam gal. Visiems neįtiksi, visą. Bet kokiu atveju, nežinau, aš daugiau klausimų kaip ir šiam kartui ne. Tai nežinau, bene lieka paspausti ranką prieš kamerą. Malonu. Ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū Jums. Jo, ir kad tiek šiam kartui. Tai ačiū. Šiaip žiauriai fainai, ta prasme, wow. Kiek padarėt jau, kiek viską pertransformavot? Good job.